Sveiki! Labai malonu ir vėl sveikinti su ištikimais Kėdainietis TV žiūrovais. Argi ne taip, Matai? Be abejonės, Marta. Visuomet smagu sveikintis iš kitos ekrano pusės, bet šį kartą ypatingai. O kodėl ypatingai? Tiesiog, rudeninė depresija mane apsėdo iki pačių mažiausių mano ląstelių organelių. O laida bent šiek tiek prablaškys. Tau gal biologijos kontrolinis rytoj? Taip. Tai dar ir taip prisideda prie mano nervinių ląstelių naikinimo. Gerai, kad manęs rudeninė depresija neaplankė. Nors tas ištirpęs sniegas ir lietus nieko gero nežada, bet pažiūrėk orų prognozę. Kėdainietis TV sinoptikai žada, kad žiema mūsų nenuvils. Pirmas sniegas jau iškrito, mandarinais vėl pakvipo, bet ilgai iš čia nebuvo, nes lietutis jau užklupo. Šalta, lyja, nesmagu, mielas sniege, kurgi tu? Laukiam snaigių tų baltų ir spalvotų dovanų. Agne, juk kalėdos susideda ne vien tik tais iš sniego. Tai yra imbieriniai sausainiai, šeimos buvimas prie stalo, aišku, dovanos ir mandarinai, kuriuos tu minėjai, bet svarbiausia yra dvasia. Tai va, Matai, pasak sinoptikų, to ateis pačios gražiausios metų šventės ir aš tau joms padėsiu ruoštis. Ir tavo nervinių ląstelių naikinimas pasibaigs. O tai kaip ruoštis toms kalėdoms? Dovanas jau parašiau. Tai ką dar turiu padaryti? Pirmiausia, reikia pasirūpinti, kad erdvė, kurioje leidi laiką, tau nuolat primintų, kokios nuostabios šventės artėja. Povlai, ar tave kaip ir kitus kamuoja taip pat šventiniai klausimai, kaip pasipuošti savo kambarį ar namus? Nusiramink, Ieva. Šiandien Spindinčių švenčių studijoje atsakysime į visus jums rūpimus klausimus. Taigi sveiki, Inga. Ar galite papasakoti savo įmonės įsikūrimo istoriją? Kaip jūs įsikūrėte? Viskas prasidėjo nuo to, kad mes esame labai linksmi ir gražias šventes mėgstantys žmonės. Kadangi Kėdainiuose tokių paslaugų niekas labai rimtai neteikė, teko iniciatyvos imtis patiems. Tad sėdome, braižėme, kūrėme, lankstėme ir gavosi visai neblogai. Tada viskas ir užsikūrė. Pirmiausia, viskas prasidėjo nuo mūsų vaikučių švenčių, nuo krikštynų, nuo gimtadienių, nuo savų jubiliejų, tada draugų šventės. Ir kada jau pradėjo kryptis į mūsų aplinkiniai žmonės, supratome, kad judame teisingą linkme. Tada ir įkūrėme Spindinčių švenčių studiją. Kiek narių sudaro jūsų komanda? Mano komanda yra apimanti mūsų mieste dirbančius kelis kolektyvus. Aš esu savo įmonėje viena, bet mes dirbame su maketuotais, su floristais, su įvairiais technikos specialistais, apšvietėjais, filmavimų, fotografais. Todėl aš visada kalbėdama apie savo įmonę sakau mes. Todėl, kad aš viena tos visumos nesudaryčiau. Tai aš esu kažkoks varikliukas, kuris visus apjungia ir mes visi savo mieste turime tokią šaunią komandą. Kokių švenčių užsakymus gaunate daugiausiai? Kaip bebūtų įdomu, viskas Kėdainiuose prasidėjo būtent nuo jubiliejų. Kažkaip žmonės šventė labiau jubiliejus, šventes tokias šeimos. Tada atėjus vasaros sezonui, viskas vis tik pakrypo į vestuves ir krikštynas. Todėl šiai dienai, po metų patirties, tai vestuvės yra visada pirmoje vietoje. Ar kėdainiečiai mėgsta stilingas šventes, ar daug gaunate užsakymų? Užsakymų gauname tikrai nemažai ir iš pačių kėdainiečių. Galbūt iš pradžių truputį žiūrėjo skeptiškai, kad galbūt nereikalinga šita paslauga, galbūt mes viską mokame patys. Tačiau, kada ateina ta didžioji diena, tu supranti, kad tu esi nepajėgus to padaryti. Tiesiog laiku ir šiaip neapkrauti savo draugų, artimų ir panašiai. Dar labai didelį procentą užsakovų sudaro kėdainiečiai gyvenantis užsienyje. Todėl, kad jie visą savo šventes planuoja per atstumą ir jiems yra reikalingas atstovas. O mes dirbame ne tik Kėdainiuose, nes iš karto komandą visą jungiame į darbą visos Lietuvos mastu, kadangi truputį bijojom, ar iš tikrųjų Kėdainiuose šitą paslaugą pasitvirtins. Bet dabar viskas tikrai yra šaunu ir sustat neketiname. Kiek laiko prieš renginį reikia užsirezervuoti jūsų paslaugą? Tarkim, jeigu mes kalbame konkrečiai apie vestuvių planavimą, tai jau 2016 metų užsakymai buvo priiminėjami nuo rugsėjo mėnesio. Mes šiai dienai turime 16 užsakymų. Tai jau toks slidus reikalas, kai manęs kartais paklausia, kada reikėtų kreiptis dėl jūsų paslaugų būtent vestuvėms kito sezono. Aš sakau vakar, dėl to, kad yra sunku pasakyti. Galbūt šiandien jūsų data laisva,
o už 10 minučių bus užsakyta. Ar galite papasakoti, kokios yra šių metų spalvų bei dekoracijų tendencijos? Kalėdos, kaip ir visos kitos šventės, yra linkusios į natūralumą. Bet kokiu atveju, žinoma, išlieka klasika, tai yra žalios, raudonos, auksos spalvos, tačiau dabar yra labai atsigręžiama atgal į gamtą. Labai daug šnekame ekologijos temą, todėl šiandieną ir mėginsiu viską parodyti ir padaryti iš to, ką mes realiai galime perdirbti iš gamtos. O ar būtina visas dekoracijas pirkti iš parduotuvių lentynų, o ką galima būtų pasigaminti ir namuose? Tikrai ne. Taip kaip minėjau, mes šiandieną bandysime naudoti viską, ką duoda gamta. Tai elementariausi kankorėžiai, medžių šakos, imti tiesiog stiklainius, kažkokias nenaudojamas vazas, seniai pamirštas žvakidės, pasiknisti močiutės lentynose. Įvairiausias dekoracijas galite pritaikyti ir prikelti naujam gyvenimui. Nebijoti žaisti su senais daiktais, juos tiesiog statyti ant savo stalo ir džiaugtis, kad ta dvasia mūsų namuose dar gyvena. Dabar klausimas apie šią patalpą. Kiek užtrunka laiko papuošti patalpą tokia kaip ši? Mūsų darbe, kas yra sunkiausia, tai yra pats kūrybinis procesas. Fizinis darbas jis taip pat yra sunkus ir laiko užimantis, bet sunkiausia yra sugalvoti, kaip tu šitą patalpą paversi šventišką, jaukia, ką tu joje panaudosi ir kaip tu viską padarysi. Principe, mums turėtų valandos užtekti šitai patalpai papuošti. Ir kaip manote, kiek laiko prieš puošiant patalpą ar ofisą reikia pradėti rūpintis dekoracijomis? Šiais laikais, kada visi daug bėga, skuba, lekia, visi yra be galo užimti, turi daug reikalų įvairiausių įsipareigojimų, būrelių, darbų, šeimas ir visa kita, iš tikro niekada nesiūlyčiau pasilikti paskutinį minutį. Ar tai būtų kalėdos, ar tai būtų vestuvės, ar tai būtų bet kuri jūsų tiesiog diena suplanuota, viską reikia daryti taip, kad tai jums būtų patogu, gera ir priimtina, kad jums nereikėtų verstis per galvą ir sakyti, kad Dieve, atėjo kalėdos, o aš nieko nespėjau. O iš kur semiatės idėjų? Aš lygiai taip pat, kaip visi kiti šiuolaikiniai žmonės, nardau interneto platybėse, kur gyvena daug idėjų, daug gyvenimų, daug žmonių. Tu perleidi viską per save, net nenorėdamas, įsijungi Facebooką, o tenai iš vien kalėdinės dekoracijos. Todėl kartais atrodo, kad tu net užsimiršti, ar tai yra tavo mintis, ar tai yra kažkur matyta. Bet kokiu atveju visada sakysiu ir visada pati stengiuosi. Dviračio neišrasime, bet patinuoti galime. Tai visiems linkiu to paties. Ne kopijuoti, bet perdaryti ir pateikti savo. Taigi dėkojame Ingai už šią transformuotą erdvę, tikimės, kad visiems patiko, kaip mes gražiai ją papuošėme, kartu prisidėjome prie viso šio gražaus darbo ir jau jaučiame kalėdinę dvasią ir nežinau, aš tikiuosi, kad mes atsakėme į jūsų visus rūpimus klausimus. Ar girdi, ateina kalėdos? Dabar tikrai žinau, kad šventinė aplinka labai svarbi detalė prieš kalėdas. Taip ir sakiau, kad tai pirmas dalykas, kurio reikia pasirūpinti. Buvai teisi, o man kilo dar viena puikia idėja. Kokia ta idėja? Sutik, kad ne ką smagiau būtų visiems pasėdėti centrinėje rinkos aikštėje apšviestoje kalėdinės eglės. Na taip, bet kur čia ta tavo idėja? Tai aš nueisiu į savivaldybę ir paklausiu, kaip šiemet puošis mūsų kalėdinė eglė. O jei gražiai, tai jau pradėsiu ruošti pasimatymą. Kiekvienais metais Kėdainiai, kaip ir kiti Lietuvos miestai, savo kraštiečiams paruošia pagrindinį kalėdinį atributą eglę. Taigi šiandien atvykau į mūsų rajono savivaldybę sužinoti, ką mums, kėdainiečiams, paruošia mūsų miesto savivaldybė. Ir kaip šiemet atrodys Kėdainių kalėdinė eglė? Nu kągi, šiemet Kėdainių kalėdinė eglutė bus, noriu pasakyti, kad bus elegantiška. Nebus labai tokia, kaip sakosi, perpuošta, nebus kaip tortas, o bus tokia elegantiška daugiau. Šviesa bus. Va ir žaislai tokie kuklus, žodžiu. Kukliai elegantiška, labai gražiai. O kas kūrė kalėdinės eglės įvaizdį?
Kalėdinės eglės įvaizdį kūrė dizaineriai, o mes specialiai dizainerių nekviečiam, nes mes patys, skaitome save, turim neblogą skonį ir galim savim pasitikėti. Mūsų tikslas pabandyti apšviesti mūsų aikštės perimetrą kartu su medžiais ir, pavyzdžiui, rotušę, Didžiosios gatvės fragmentą, einant link senosios gatvės, link Šiglio namo, kur dabar apkabintas nuotraukom. Tai mes norim pašviesti fasadus. Tie fasadai, tai būtų toks naujas, reiškia, architektūrinių elementų fasadų pašvietimas. Jisai, kadangi dabar šiuolaikinė technika, LED technika ir programavimas leidžia pažaisti su fasadais. Galima padaryti tos fasadus iki neatpažinimo. Žmonės, kurie pripratę tai matyti kiekvieną dieną, jeigu einant per senamiesčio gatvės. Tai tokia mintis, tokia idėja, o kaip pavyks, niekas nežino, nes tai yra bandymas. O kiek laiko truko pats kūrimo procesas? Kas kūrimo procesas, jisai vyksta visada, jisai nesibaigia. Kadangi norisi kažką tai padaryti originalaus, tai tenka kreiptis į tas įmonės, kurios nusimano apie tai. Yra specialūs šviesos dizaineriai, su kuriais galima konsultuotis, galima kalbėtis apie tą, ką mes norim matyti. Ir svarbiausia yra kažkokia tai noras, kažkokia tai idėja, o paskui žmogus jau ieškai, kur tas idėjas, kaip jas su kom žaisti, su kom dirbti. Tai va gaunasi, kad atsiranda tų idėjų generatorių. O kada tiksliai kėdainiečiai galės pradėti džiaugtis šito visų grožių? Tai mes jau 11 gruodžio visus kviečiame į Rotušės, į mūsų Didžiosios rinkos aikštę, į Rotušės, susiburti visai visuomeniai, kadangi nuo 16 val. Jau prasidės mugė. Mugėje vyks įdomus dalykai, irgi pamatysite, paskui, bus 2 akcijos, kuriuose bus. Sužinojęs, kaip atrodys mūsų kalėdinė eglė, aš puikiai žinau, kuri vieta Kėdainiuose bus puiki pirmajam pasimatymui. Žinai, Matai, jeigu pasikvietęs merginą pasivaikščioti po kalėdinius Kėdainius, dar iškeptum ir imbierinių žvaigždučių, eglučių, širdučių ar dar kokių nors formelių sausainių, jei tikriausiai sutiktų už tavęs tekėti. Rimtai? Tai aišku, be to, tau pasisekė, nes Armandas su Brigita ir Kitchen Art įkūrėja Austė mums parodys, kaip meistriškai iškepti kalėdinius sausainius. Labas, Armandai, gali gal pasakyti, kodėl tu šiandien toks pasipuošęs? Taigi, Brigita, aš pasipuošiau dėl to, nes artėja visiems laukta šventė, tai Kalėdos. O šiandien mes esame Austės virtuvėje ir gal galėtum, Austė, trumpai papasakoti, ką mes šiandien čia veiksime? Tai mes šiandien gaminsime kalėdinius imbierinius sausainius ir man tikiuosi šie žmonės padės. Taigi papasako, ko mums reikės, kad galėtumėm įsikepti tuos imbierinius sausainius. Tai pirmiausia 100 gramų rudojo cukraus, 100 gramų paprasto cukraus, kepimo miltelių, prieskonių, miltų ir medaus arba sirupo. Taigi, nuo ko pradėsime? Tai pirmiausia, mes įdėsime į puodą cukrų ir sirupą. Tai yra aukštaspalvis sirupas ir 75 ml vandens. Gal, kol Armandas kaitino cukrų, galėtum papasakoti, kaip susikūrei savo puslapį Kitchen Art Facebook'e? Galbūt pirmiausia dėl to susikūriau, dėl to, kad man labai patiko gaminti. Ir visą laiką gamindavau, ypač vasarą, įvairius keksiukus, sausainius ir kažkaip galvoju, kada nepasidalinti to. Ir tiesiog susikūriau ir pabandžiau. Tai tie visi kepiniai ir tavo ruošiami gaminiai yra kaip ir hobis. Taip, iš tiesų labai geras hobis, man jis labai patinka ir praleidžiu daug laiko, ypač kai turiu laiko, ypač kai yra atostogos. O kiek laiko užsiimi šio hobiu? Iš tiesų visada mėgdavau kepti ir sausainius ir keksiukus. Neseniai prieš gal metus, kokius ar porą pradėjau kepti tortus. Ir visai, gal pirmą kartą ne taip sekėsi gerai, bet po to pradėjau sektis ir pamilau tikrai šitą dalyką. Duodu prieskonį, galima pamaišyti. Galima pačiam susikurti tuos prieskonius, tai imbierą dėti, cinamoną dėti, kardamoną. Ir dar yra kitas dalykas, iš tikrųjų visi nustemba, tai yra pipirai. Tu čia pipirus? Dėjai pipirai, čia yra pipirai, susikai mane.
Ir man reikia sudėti. Taip, barstyk šiek tiek. Triukais. Dar šiek tiek. Dar šiek tiek. O, žiūrėk, tipo. Gerai. Geriausia būtų naktį pabūti. Kad neįpagulėti dėl to, kad tampa elastingesnis. O, kaip netikėta. Taip, tik tai šiandien vaizdu. Tai prašom atiniuoti. Ir jeigu norit, pavyzdžiui, sverti, arba būna, kad ant eglutės kabina netgi, savo meduolių, nežinau, medalį pasidaryti iš meduolių, tai galite padaryti tiesiog skiltę. Nori, jeigu nori skiltę, tai padaryti skiltę. Įspaudėm citrinas ir kiaušinio baltymą. Paskirsim į 4 dalis. Vos kelis lašiukus. Ištraukim skandelį su sausainiu. Kepėm juos 9 minutės. Tadam! Dar kartą truputį naudoti konteinerius maišiukus arba tiesiog paprastus tokius maišiukus, kuriuos galima užspausti. Ir mes dabar įdėkime į juos spalvas. Ką užuodžiam? Aš tai žodžiu. Kalėdas. Neužuodė? Va, kas čia taip kvepia. Taip, pasižiūrėkit, kiek skanių sausainių mes šiandien prikepėme Austės virtuvėje. Šaunuolys labai. Štai jūsų kėdinėtis tavo sausainis. Ačiū tau, Austė. Ačiū tau, Austė. Taigi, manau, dabar atėjo ta visų laukta akimirka, kada mes paragausime šitų sausainių, tai? Taip. Tai nelaukdami griebkime juos. Tai geriausia. Aš irgi paimsiu. Gal galbūt iš nagaliuką. Nukasim galą. Taigi, kviečiu jūs visus pažiūrėti šį receptą ir būtinai įsikepti šių sausainių namuose. Šventiškoje aplinkoje ir namuose tikrai neliks vietos rudeniniai depresijai, bet vietos liks gražiam ir stebuklingam kalėdiniam laukimui. O kad laukimas neprailgtų, pasiūlykim žiūrovams dar vieną nuostabią pramogą, kurią mes kartu su Kamile išbandėm. Pasiūlykim! Šiandien mums Dievas dovanoja gerą orą. Ta proga mes vykome į Žirgyną. Ir dovanojame jums gerą reportažą. Nusprendėte domėtis žirgais? Mano tėtis, kai buvo jaunas, irgi akademijoje gyveno ir jodinėjo su žirgais. Ir vėliau taip prikibau aš. Kaip sakoma, žirgai kaip narkotikai, be jų jau nebeįmanoma. O nuo kokio amžiaus galima pradėti treniruotis? Labai įvairiai, bet dažniausiai vaikai ateina nuo 10 metų. Varžybos vyksta tik Lietuvoje, ar vyksta tai ir užsienį? Varžybos vyksta užsienį, be abejo, labai populiaru tai yra, bet kol kas mes vis dar apsiribuojam Lietuva. O kokiais laimėjimais galite pasigirti jau iš turimų?
jaunosios kartos. Pernai buvo išvežusi mergaitės, buvo toks įdomus variantas. Žirgas jaunas buvo pirmas varžybos ir mergaitė jauna buvo pirmas varžybos. Tai mums buvo tikslas pats didžiausias dajuoti, kaip sakoma, iki galo. Ir šitą jos įvykdė, aš labai patenkinta buvau. O kiek šiuo metu pas jūs yra žirgų? 24 kažkur. Kodėl sugalvojai pradėti žirgų sportą? Nes jau nuo vaikystės domėjau žirgais, kai praeidavom labai mėgdavau paglostyti ir taip netoli žirgynas prie namų, tai taip sugalvojau. Ar dalyvauji kokiuose konkursuose? Taip, dabar jau pradėjau dalyvauti, jau 2 varžybose dalyvavau. Sunku buvo išmokti joti žirgų? Iš pradžių pradžia buvo labai sunki, vėliau įsibėgėjai, išmokti tas taisyklės, jau daugiau prisimeni ir tada jau lengviau buvo. Žirgyne buvo labai smagu. Mes čia tiek daug nuveikėme, tiek daug pamatėme, o žirgai tiesiog nuostabūs. Tu turbūt nežinojai, Matai, bet ir rudens metu vyksta nuostabūs renginiai Kėdainiuose, kurie būtų tau tikrai padėję išvengti rudens depresijos. Aha, tikriausiai būsiu praleidęs. Nieko tokio. Svarbu, kad mūsų komandos narės Agnė ir Emilė niekada jų nepraleidžia. Jos lankėsi Kėdainių Šviesiosios gimnazijos Krikštynuose, atvirosios jaunimo erdvės atidaryme bei gimnazijų kovų antrojo turo etape. Agnytė ir Emilė šiandien lankomės Šviesiojoje gimnazijoje. Ir netrukus čia vyks Fuksų krikštynos. Žmonės kalba, kad čia Fuksų krikštynos visada labai nustebina. Yra originalios, linksmos ir visokios kitokios. O kaip vyks šį kartą? It's been a long time since you've been on my mind. What's a man to do? Spent the whole day thinking about the times I've walked away. Kokia šių krikštynų tema? Šių krikštynų tema yra televizija ir mes stengiamės įtraukti laidas, kurios buvo šiek tiek pamirštos arba kaip tik laidas, kurios buvo labai įdomios. Koks yra šio renginio tikslas? Šio renginio tikslas, manau, pavadinimas tai atspindi yra krikštynas. Tai yra šių metų naujokų, Fuksų, pakrikštimas ir įvedimas į pilnavertį gimnazijos gyvenimą. O kiek laiko ruošiatės šitam įvedimui į pilnavertį gimnazijos gyvenimą? Iš tikrųjų, ruošiamės apie idėją, pradėjome galvoti anksčiau, bet ruošiamės apie 2 savaitės, aišku, aukojom savo brangų laiką per atostogas. Kad ir kai buvo sunku, bet kėlėmės rytais ir ėjom repetuoti ir stengiamės, kad tik krikštynos pavyktų ir išeitų kuo geresnis. Koks bus tavo vaidmuo šiame renginyje? Peliukas. Aš šoku 2 šokiuose ir taip pat atlieku Pragaro virtuvės atstovės vaidmenį. Ir ką tas peliukas veiks? Peliukas krikštys Fuksus. Ir kaip tu manai, ar Fuksai labai bijo jūsų krikštymo ar ne? Manau, kad jie šiek tiek bijo, bet šie Fuksai tokie nagli. Tai jos reikės gerai atkrikštyti ir tikiuosi mums pavyks. Aš manau, kad jie ne tiek, kiek bijo, bet jie yra tokie truputį išnaglėję šiais metais, todėl kad jie nedaro tai, ko mes jų prašom. Tai manau, kad didelės baimės jie neturi. O ar šiandieninės užduotys privers juos vis dėlto daryti tai, ko jūs jų prašysite? Mes stengiamės, kad šitas krikštynas būtų ne tiek sukeltas, kiek su agresija ar su kažkokiu piktybiniu pojūčiu, bet mes tiesiog norim linksmai su jais pasikrikštyti, patys turėti gerą laiką ir kad viskas būtų tiek jiems gerai, tiek mums. Ir kokiais būdais jūs juos krikštysit? Turim daug labai būdų. Mes neskleisim, pamatysite patys. Kokie jūsų santykiai su Fuksais šiuo metu? Baisi? Dabar jau normaliau. O ar po krikštynų tie santykiai pasikeis? Manau taip. Į kokią pusę? Gal į gerąją, nes jie bus pagaliau mūsų gimnazijos nariai. Žinome, kad Fuksams paruošėte ir įvairių patiekalų. Tai galbūt gali truputėlį apie juos papasakoti. Taip, mes paruošėm jiems maistą ir gėrimą. Tai mūsų pagrindinis maisto patieklas yra rauginti arba vakuoti agurkėliai su razinomis apipilti šokoladu, o gėrimas tai yra atvėsinta pelyno arbata. Ar nebijote skrandžio reakcijos į tokį įdomų maistą? Ne, nebijome, nes patys viską išragavome. Kaip manote, kaip jie tą televiziją atskleis, ar jiems pavyks? Manau, kad taip, nes tema iš tiesų yra pakankamai lengva kaip Fuksam ir jie turi labai daug galimybių, iš vis labai daug turi pasirinkimų ir labai plati tema.
O ar užduotis, kurias parengėt, išgąsdins fuksus, ar jos tokios truputėlį šis metais gal lengvesnė? Šiemet užduotis yra lengvesnės, nes patys fuksai labai visko bijo ir tokie, nežinau, jiem viskas, ką mes tik padarom, kažką labai paprasto, jiems jau labai jos labai gąsdina, jiems labai nepatinka. Ačiū Šviesiai gimnazijai už puikias akimirkas čia, už puikų renginį, už smagų vaizdą ir linksmas akimirkas. Tikimės ir mūsų žiūrovai džiaugsis tuo, ką mes jiems parodysim. Iki! Šiandien yra lapkričio 16 diena ir Kėdainietis TV lankosi Kėdainių suaugusių ir jaunimo centre, kuriame šiandien vyksta atvirosios jaunimo erdvės atidarymas. Čia prisirinko daug įdomių ir skirtingų amžiaus žmonių. Įdomu, kas juos labiausiai čia pritraukia. Pradedame antrąją mūsų mokykloje organizuojamos suaugusiųjų mokymo savaitės atidarymo šventės dalį. Kaipgi tau kilo šita tokia idėja čia viską nudažyti? Mane pakvietė čionais ir aš atvažiavau, pamačiau šias erdves ir paklausė, ką norėčiau geriau nupiešti ir man atsakė, kad tai, ką noriu piešti. Ir pirmas dalykas, kurį pagalvojai, kad apie jaunimą ir kad jaunimas mėgsta kažką tokio šiuolaikiško, netradicinio. Taip ir kilo ta idėja, užsimerkė ir pamatei. Kaip galvoji, ar dar reiktų Kėdainiuose tokių jaunimo atvirų erdvių? Na, pirmiausiai būtų gerai, kad šitą įsivažiuotų, o paskui, jeigu tą įsivažiuotų, būtų viskas gerai, tai būtų ateityje ir daugiau daryti. Kas tave čia pritraukė atvykti? Tai tiesiog, kad tai buvo naujas dalykas, kurį pamačiau Facebook'e. Tai tiesiog kažkas naujo, kažkas neįprasto Kėdainiuose. Lankausi nedažnai, nes kol kas nėra laiko ir nėra labai patogi vieta, bet tikrai lankysiuos dažniau, bent jau stengsiuos, nes man čia tikrai patinka. Ir kokią veiklą čia užsiemi? Kokie žaidimai yra ten? Pulas, stalo tenisas, kortos, filmai, visokie renginiai, kokie čia vyksta. Ir šiaip smagu pabendrauti su naujais žmonėmis iš kitų miestų. Netgi tokių būna. Kaipgi sekėsi jums užbaigti šiuos visus darbus? Labai džiaugiamės, kad viskas spėjom laiku iki šito atidarimo paskutinėmis dienomis, bet visgi spėjome, viskas vietoje, viskas taip, kaip turėtų būti, nuspalvinta, gražu, viskas padaryta, labai džiaugiamės. Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tiek svečių daug sulaukiam, dar labiau džiaugiuosi, kad tiek dažytojų sulaukiam. Šitos erdvės tikslas toks, kad žmonės atėję vieną kartą ateitų ir vėl ir vėl. Galbūt įsikėlėte kokiu nors tikslų? Be abejo, bet kokiu atveju visada ieškosime vėl ir vėl naujų veiklų, naujų užimtumo formų, nes puikiai suprantu, kad jaunimui greitai viskas atsibosta. Tai, kas tiko vasarą, nebetiks rudenį ir jau nebebus įdomu pavasarį. Tai ieškosim vėl naujų formų ir bandysim daryti dar kažką naujo. Kaip vertinate šią erdvę? Na, kaip vertinam visas jaunimo iniciatyvas vertinu labai pozityviai ir nuoširdžiai ir maloniai ir džiaugiuosi, kad tai atsirado dar viena vieta, kur jauni žmonės gali susirinkti, būti, veikti ir užsimti veiklą ta, kuri jiems patraukli, įdomi ir jie nori. Galbūt galvojate apie galimybės įkurti kitoje vietoje jaunimo atvirą erdvę, pavyzdžiui, centre, kad būtų arčiau jaunimų? Na, iš tiesų, pati pirmoji mintis ir buvo, kad įkurti erdvę ten, kur renkasi jauni žmonės, kuriems yra patogu. Tačiau šiandien dienai, tokių patalpų, kurios priklausytų savivaldybė ir pačiom mažiausiam sąnaudom galėtume tai padaryti, tai tiesiog nėra galimybių. Todėl, išnaudojant šios mokyklos užimtumą, galėjome tai padaryti. Na, galvojame apie kitas mokyklas. Šiandien dienai tik mokyklos, tik neaišku, kiek jaunimui pačiam patrauklų vėlgi po pamokų sugrįžti į mokyklą, ne? Norisi tokios visai neformalios aplinkos, kur jauni žmonės galėtų susitikti su draugais, būti, bendrauti. Tai va, bet galimybės tos, kad įkurti ar tai jaunimo atvirą centrą, ar atvirą erdvę miesto centre, mes tikrai neatsisakome. Aišku, tai nebus greitai, bet tikrai ypatingai jaunimo reikalų taryba ieško įvairiausių galimybių ir būdų, kaip tai padaryti. Tiesiog dabar renkame visą informaciją ir skaičiuojame pinigėlius, kas būtų lengviausiai, paprasčiausiai ir mažiausiam sąnaudom. Atvirosios jaunimo erdvės atidarimas buvo labai nuotaikingas. Džiaugiuosi, kad teko man čia pabuvoti. Kviečiu ir jūs, mieli žiūrovai, čia apsilankyti. O dabar lekiu žaisti biliardą. Iki! Ieva, taigi vėluojam jau. Kur?
Taigi šiandien antrasis gimnazijų kovų etapas. Tiesa, kaip aš galėjau pamiršti. Puiku, mes pažiūrėsime, kuri gimnazija šiandien protmūšyje kovos geriausiai. Taigi, papasako, kaip tau sekėsi šiame etape? Sekėsi, manau, labai gerai, nes laimėjom šį etapą. Kaip manai, kas padėjo jums laimėti, ar komandos sudėtis, ar gera nuotaika, ar jūsų žinios? Manau, visko po truputį, nes ir komanda tikrai buvo labai gera ir žmonės protingi ir atėjom geros nuotaikos. Ar džiaugiesi, kad tavo gimnazija dalyvauja šiame projekte? Be abejo, nes labai įdomus projektas, nes galime išbandyti tiek savo protinės, tiek fizinės jėgas. Ar dalyvautume, jeigu šis projektas pasikartotų kitais metais? Būtinai. Taigi, kaip jūsų komandai sekėsi šį etapą? Sekas puikiai, bet vis tiek labai nervinamės dabar, nes vėl antrą kartą trečia vieta, o mes taip stengiamės. Žodžiu, nežinau, kas blogai, bet mes vis trečią vietą užimam. O kaip manai, ko trūksta galbūt tavo komandai, kad jums nepavyksta laimėti? Mums ko trūksta, nežinau, kad pilnatis nebūtų, arba, nežinau, tiesiog gal susikalbėsim kitą kartą labiau, tiesiog žinių galbūt. Ar jūsų gimnazija džiaugiasi dalyvaudama šiame projekte? Džiaugiamės. Pirmą kartą, vis dėlto džiaugiamės. Brigita, kaip tu kilo idėjas kurti tokią naują projektą? Mūsų skyrius gavo dovaną pinigų ir mes su skyrius pirmininkė norėjom kažkaip ją išnaudoti, kad būtų nauda kitiems, ne vien tik mūsų skyriui. Tai ir sugalvojame šį projektą skirtą Kėdainių rajono gimnazijoms ir jo sieksime suartinti gimnazijas. Kaip manai, ar projektas lauks tęstinumo? Aš šio atsakymo nežinau, bet labai tikiuosi, kad jis sulauks tęstinumo. Trumpai papasakok, kaip jums šiandien sekėsi? Buvo šiek tiek trukdžių, bet sekėsi labai puikiai. Visos komandos atsakė į daugumą klausimų, parodė savo žinias ir labai džiaugiamės rezultatais. Kuri gimnazija laimėjo šį etapą? Šį etapą laimėjo Šviesio gimnazija. Koks bus kitas etapas? Trumpai papasakok apie jį. Kitas etapas turės iš kūrybinių užduočių. Tai stengsimės sugalvoti įvairiausių loginių, protinių bei fizinių užduočių. Ir manau, kad komandos galės save atskleisti visiškai visapusiškai. O dabar ir vėl atėjo laikas atsisveikinti. Taip, tačiau kad ir kaip liūdna bebūtų, žinau, kad kitoje laidoje bus tikrųjų kalėdinių akimirkų. O tada bus taip šilta ir gera, kad jau dabar pradedu laukti. Iki susitikimo ir nepamirškit ruoštis gražiausiam laukimui metuose. Iki. Marta, tai eisi su manimi į pasimatymą. Jeigu tu kalėdinių sausainių iškepsi, tai būtinai.